Sveiki atvykę į Rudaminą. Tai yra Rudamino Šventosios mergelės Marijos Gerosios patarėjos bažnyčia. Ji pastatyta 1525 metais, jos rektoriumi buvo Jonas Domanovskis, vėliau Žemaičių vyskupas. 1528 metais Rudaminos bažnyčia prijungta prie Vilniaus Švento Jono bažnyčios. Rudaminos kultūros centras yra tikrai didelę reikšmę atlieka mūsų rudaminiečių gyvenime, nes vyksta labai daug įvairių renginių. Šis kultūros centras mini visas Lietuvos valstybinės šventės, Lenkų valstybinės šventės. Renginiuose dalyvauja ansambliai. Irgi jų yra labai daug įvairių su įvairiom programom. Tai ir dainavimo ansambliai, šokio ansambliai, taip pat įvairūs svečiai atvyksta, teatrai, įvairios grupės ir pasirodo šioje scenoje. Rudaminos ežeras yra populiari poilsio vieta, ypač vasarą. Čia dažnai renkasi vietiniai gyventojai, norintys pasimėgauti gamta, pasimaudyti, atsipalaiduoti. Tai yra Rudaminos Šventojo Nikalojaus Stebukladario koplyčia. Pirmieji stačiatikių maldos namai Rudaminoje įsteigti 1866 metais buvusioje Šventosios mergelės Marijos katalikų bažnyčioje ir pavadinta Viešpaties Atsimainimo cerkve. Nuo 1874 metų iki 1876 metų ji išardyta, jos vietoje pastatyta nauja akmeninė cerkvė, o iš senųjų maldos namų pastatyta medinė kapinių koplyčia Šventojo Mikalojaus Stebukladario garbei. Ši cerkvė Pirmojo pasaulinio karo metu buvo išvogta. 20-ojo amžiaus tarpukariu ji prirašyta Vilniaus Skaisčiausios Dievo motinos cerkvei. 1944 metais per karą cerkvė apgriauta, vėliau nebebuvo statyta. Pastato griuvėsiai išlikę iki šių dienų. Štai dabar jūs matote Rudaminos paukštyną. Jis įkurtas 2016 metais balandžio 2 dieną. Vilniaus paukštynas – didžiausias vištienos gamintojas Lietuvoje, siūlantis platų produktų pasirinkimą. Aš čia gyvenu nuo 1976 metų. Tai Rudamina labai pasikeitė, žinokit. Aš čia baigiau ir Rudaminos mokyklą. Taip, darželį nelankiau, nors buvo darželis. Dabar labai pasikeitė. Va. Ir turgus dabar pas mus, iki parduotuvė vaditelė, biblioteka puikiai. Rudaminoje sutvarkė kelius, pasodino daug medžių, gėlių, atsirado naujos parduotuvės, greitai bus turgus atnaujintas. Rudaminoje pastaruoju metu labai išpopuliarėjo kalendorinių švenčių šventimas. Vyksta kalėdiniai renginiai tiek suaugusiems, tiek vaikam. Visą laiką yra minimos sausio 13, vasario 16, kovo 11. Vyksta įvairiausi edukaciniai užsiėmimai vaikams, suaugusiems, toks kaip margučių marginimas, muiliukų gamyba. Taip pat yra švenčiamos joninės, vasaros atidarimas, vasaros uždarimo šventės, koncertai, atvažiuoja įvairiausios populiarios grupės, susirenka daugybė vietinių gyventojų. O Rudaminos